tai ar pastebėt kažką kitaip šiandien mano video? Be to, kad sėdžiu beveik spintoj. Aš pagaliau atradau, kaip susitvarkyti savo kameros nustatymus, kad spalvos labiau primintų realybę ir daiktai, kurie iš tikrųjų yra balti ir atrodytų, kad yra balti, o ne geltoni, kaip būdavo visose kitose mano video. Ir aš kažkaip į tą neatkreipdavau tiek daug dėmesio, nes galvodavau, kad aš realiai ir esu tokia geltona. Vien dėl to, kad aš mėgstu geltono atspalvio kreminės pudras vietoj tų visokių rausvų atspalvių, nes rausvų atspalvių aš atrodau kaip 3 dienas gėrus, pamelinavus ir paraudonavus ir atrodo kaip sušalus. Kažkaip vis pastebėdavau per video, kad mano dantis atrodo geltoni, mano plaukai atrodo žiauriai geltoni, nors nesvarbu, kad ir būčiau ką tik iš po kirpyklos ir į veidrodį pažiūrėjus atrodo, nėra tie mano plaukai tokie geltoni. Vakar ilgiausiai iki išnaktų sėdėjau ir žiūrėjau visokius video, kaip reikia susitvarkyti tuos nustatymus kameros, kad spalvos kuo labiau atitiktų realybę. Ir kažką išgavau. Šiandienos video bus tiesiog paprastas pasiruošus su manimi, nes varau į ligoninę persišviesti skyliukės. Esat matę kada nors tokį pasiruošus su manimi, kur žmogus ruoštųsi į ligoninę persišviesti skyliukės ir darytus makiažą. Tai šiandienos makiažas bus pats paprasčiausias, kokį tik sugebu pasidaryti, užsimesiu blakstienas belia kaip ir tiesiog kartu pasiruošim ir aš labiau net norėjau su jumis pasišnekėti, pasipasakot, padiskutuoti. Nes iš tikrųjų aš neturiu labai draugų ar draugių ir tuo labiau neturiu tiek daug laiko su jais susitikti, tai tiesiog jūs man atstojat draugus, nes galiu pasipasakot, visą laiką gaunu iš jūsų atsakymų, ar tiesiog jūs savo nuomonę išreiškėt apie kažką ir man tiesiog labai smagu filmuoti video, kai aš galiu pasipasakot kažkam ar pašnekėti apie kažką ir jo, labai atsiprašau už tokį ilgą intro. Labai daug kas būna nepatenkinti dėl tų mano intro ir pastoviai būna, oh my god, turėjau tiek ir tiek laukti, kol pamačiau makiažo tutorialą. Jeigu nemėgstat žmonių, kurie mėgsta įdėti kažkiek savęs į video ir parodyti, kokie jie yra iš tikrųjų, tai gal tada mano video yra ne jums, kaip bebūtų gaila. Nes aš tiesiog noriu parodyti per savo video taip pat, kad aš esu paprastas žmogus ir nėra taip, kad mano gyvenimas yra idealus, aš tik dažaus ir balinu plaukus ir sėdžiu pasikėlus ir prisipūtus lūpas. Aš manau, kad su tais savo pakalbėjimais, išsipasakojimais, paprikolinimais aš labiau atrodau kaip artimesnis žmogus su savo žmonėm, savo subscriberiam. Vietoj to, kad būčiau viena iš tų, kurios maždaug, tai dabar savo veidui naudosiu štai šitą kremą pėdų. Man atrodo, kad aš ant savo akies turiu kažkokią alergiją, arba, kaip skaičiau, gali būti, kad turiu dermatitą voko, nes aš esu alergiška kažkam iš mano priemonių, kurias aš naudoju. Man kažkaip labiausiai atrodo, kad aš alergiška štai šitam makiažo valikliui, kad ir koks jis bebūtų geras, bet alergizuoja mano akis, man atrodo. Nes pastoviai, kai aš su juo nusivalau savo makiažą, ta vieta labai taip pabrinksta ir tiesiog paraudonuoja, tai man atrodo, kad šitas yra kaltas, tai aš stengiuosi jo nebenaudoti. Šiandien naudosiu Jaclyn Hill šešėlių paletę ir pasistengsiu padaryti kažką labai natūralaus. Tai tiesiog panaudosiu štai šitą spalvą, kaip pereinamąją spalvą štai čia. Tai spėkit, kas bus šį sekmadienį. Ar tik ne mano gimtadienis? Iš tikrųjų nėra čia ko džiaugtis, nes su kiekvienu gimtadieniu aš vis liūdnesnė jaučiuosi. Aš nenoriu jau tų gimtadienių lemba, aš noriu pasilikti taip, okei? Mano gimtadienis sekmadienį, o šeštadienį pradedam kraustytis į naują namą, tai švęsiu gimtadienį besikraustydama. Iš tikrųjų aš nedžiaugiuosi, nes noriu persikraustyti kuo greičiau, nes aš nekenčiu šito namo, kuriam dabar gyvenam. Tiesiog pats namas atrodo turi kažkokią tai kvailą energiją, aš tiesiog nenoriu grįžti namus, nenoriu namuose nieko daryti, nei tvarkytis, nei prisiliesti pirštu prie nieko tiesiog. Tiesiog nekenčiu šito namo, nekenčiu kaimynų, nekenčiu visko, kas susijęs su šito namu, netgi ir pačio namo šeimininko nekenčiu. Aš noriu šitą negatyvą patraukti iš savo gyvenimo ir noriu pagaliau atsikraustyti namą, kuriam patiktų man gyventi. Ir jo, tikiuosi taip ir bus naujam name. Šitam name man labai pasisekė, nes turiu labai mažytį kambarėlį, bet aš jame įsitenku ir galiu nufilmuoti video.
o kitam name tai nežinau, kur reikės filmuoti. Turbūt miegamajam ar kažkur, bet mane draugas nuknis nuo vaizdo, kai aš paliksiu visas savo makiažo priemonės ant žemės. Iš tikrųjų labai patogu turėti tokį atskirą kambarį, nes aš pasidarius makiažo video, kadangi darau juos labai vėlai, galiu viską tiesiog palikti, uždaryti duris ir eiti miegoti, o kitą dieną, kai reikia, galiu susitvarkyti. O dabar, jeigu filmuosiu kokiam miegamajam, tai nelabai galiu visko palikti, taip vartytis kambarį. Toliau naudosiu dar tamsesnę spalvą, tai štai šitą. Name, kuriam gyvenau prieš šį, aš turėjau taip pat savo atskirą kambarį filmavimo ir jis buvo labai didelis ir tas kambarys netgi turėjo savo atskirą dušą. Tai aš tenai buvau kaip karalienė ir aš neįsivaizduoju, visiškai neįvertindavau tada, man tiesiog atrodydavo, taip turi būti, čia youtuberių gyvenimas. Tai toliau naudoju štai tokią spalvą iš Jaclyn Hill paletės. Tepsiu aš ją štai čia į patį priekį akies ir žiūrėsiu, kas gausis ir greičiausiai tepsiu su pirštu. Tokio tipo makiažas anksčiau būdavo mano pats mėgstamiausias, nes jį labai lengva pasidaryti. Tai dabar naudoju Maybelline Monster Ink akių pravedimą. Užsidėsiu dabar blakstienas ir turėtų iškart makiažas atrodyti geriau ir man atrodo, akių makiažas bus baigtas. Šitos blakstienos yra pačios mėgstamiausios iš visų, kurias tik esu bandžius ir aš jas, galima sakyti, nusipirkau atsitiktinai Primarke, nes galvoju, tiesiog reikia naujos poros blakstienų, pasiėmiau šitas ir namie pabandžius galvoju, oh my god, galėjau daugiau pasimti. Aš šitų blakstienų žinau tik firmą, bet nežinau pavadinimo, stiliaus šitų blakstienų. Tai pasižiūrėjau internete, taip pat yra pardavinėjamos šitos blakstienos, bet nežinant stiliaus, aš bijau nusipirkti ne tas ir išleisti pinigus be reikalo. Tai galvoju, grįšiu atgal į Primarką ir stengsiu susirasti, gal dar bus netyčia tų blakstienų ir pasiimti šiek tiek daugiau. Tai blakstienų firma, jeigu ką, vadinasi Girls with Attitude. Su šitom blakstienom, kad ir blakstienos labai ilgos, bet makiažą jos išlaiko vis tiek labai gaivų, nes jos nėra tokios tankios, o taip labiau po vieną ir duoda tokį efektą, lyg akis būtų kaip lėlės, tokios kaip netikros. Jeigu sužinosiu stiliaus pavadinimą, tai būtinai su jumis pasidalinsiu. Okay. Dabar naudosiu drėkinamąjį gelį iš Tačio ir šitas drėkinamasis gelis yra skirtas riebiai odai, tiesiog sudrėkinti veido odą, kuri yra riebi. Man patinka šitas drėkinamasis gelis, nes jis labai gerai susigeria į odą. Nereikia valandą laiko trinti, nes dažniausiai tokie geliai jie kažkaip sunkiai geriasi į tą odą. Šitas iš karto Aš leisiu šitam geliui labiau susigerti tuos vidinius sluoksnius odos ir tuo tarpu prisiminiau, kad turiu suši. Kokie jūsų sušiai mėgstamiausi? Mano tai šitas, man atrodo, toks pats paprasčiausias ir man labai patinka šitas. Šitas video iš pasiruošų su manimi patapo į mukbang. Tai naudosiu Dr. Brand primerį veidui ir jis visiškai nematifikuoja odos, šiaip netgi atvirkščiai padaro ją labiau švytinčią, labiau atsigavusią ir aš visai mėgstu tokį primerį vien dėl to, kad panaudojus visiškai matinį primerį, kuris padaro odą matinę, mano oda pasidaro labai sausa ir aš to nemėgstu, nes tada kreminė pudra ant veido gulasi labai baisiai ir labai sausai ir išdžiūvusiai. Tiesiog užtepsiu šiek tiek to primerio ant veido. Tai dabar sumaišysiu šitas dvi Maybelline pudras. Toliau naudosiu savo mėgstamiausią maskuoklį iš Sleek. Toliau naudoju kompaktinę pudrą iš Maybelline. Tai kažkas pasiskundė, kad aš nemoku bendrauti su savo subscriberiais, aš gavau tiesiog žinutę. Ir man labai įdomu būtų pasišnekėti su jumis ir papasakoti, su kuom aš turiu susidurti. Aš visą laiką bendrauju su savo subscriberiais, visą laiką, jeigu gaunu kažkokių gražių žinučių, visą laiką atrašau, padėkoju. Ir visą laiką beveik atrašau į visas žinutes. Kartais šiaip tikrai būna tokių dalykų, kad atsidarau žinutę ir tenai būna kažkoks prašymas ar dar kažkas ir aš darbe, tarkim, bebūnant, atsidarau tą žinutę greitai, po to uždarau, nespėju atrašyti ir visiškai pamirštu, kad man kažkas iš vis rašė. Aš gaunu tokių kvailų prašymų, kad aš realiai nesijaučiu, jog tai yra mano pareiga atsakinėti visus tos klausimus, į visus tos prašymus. Įsivaizduokit, jeigu maždaug darau video ir video pavadinimas, tarkim,
naudoju James Charles paletę ar dar kažką. Ir komentaruose būna tokių žmonių, kurie paklausia, kokią paletę naudoji. Nors pavadinime parašyta, kokią paletę naudojau, per video pasakau, kokią paletę naudojau, netgi video aprašyme būna parašyta paletės pavadinimas. Ir žmonės klausia, kokią paletę naudojai. Tarkim, buvo mano klausimų atsakymų video ir aš tenai atsakiau klausimą, kuom aš užsiimu ir komentaras po video, kuom dirbi. Tai man atrodo, aš tam ir sukūriau video, kad atsakyti klausimus ar tiesiog parodau, ką naudoju. Ir vis tiek atrodo, žmogus net nežiūrėjęs to video paima ir pakomentuoja. Tai jeigu tau gaila laiko man, kad peržiūrė tą video, tai man lygiai taip pat bus gaila laiko tau, kad atsakyti tą klausimą, į kurį aš jau atsakiau video metu. Dar vienas juokingas būna toks prašymas ir aš labai dažnai gaunu tokių žinučių. Va, dabar varysiu apsipirkti kosmetikos, surašyk man viską nuo A iki Z, ką man reikėtų nusipirkti, kad pradėti darytis makiažus. Ir aš galvoju, aš nesu kažkokia konsultantė ir aš tau negaliu patarti, aš tavęs gyvenime nemačiau, nežinau tavo odos tipo, nežinau kokios spalvos tau patinka, apskritai kas tau patinka ir kas tu per žmogus ir aš tau negaliu surašyti to sąrašo kosmetikos, ką tau nusipirkti. Ir aš iš tikrųjų iš pradžių dar taip darydavau, man parašydavo ir aš, jeigu pati nežinodavau, eidavau už tą žmogų ir skaitydavau internete visokius straipsnius, kas kokiai odai, ką reikia naudoti, ko vengti ir taip toliau. Ir tada pasiskaičius tam žmogui atrašydavau tiesiog tokią žinutę ir viską surašydavau, ką bandyti, ko nebandyti ir taip toliau. Ir galiausiai aš net negaudavau ačiū, tiesiog būdavo, kad perskaitydavo tą žinutę ir viskas. Tai atrodo, kam aš tada stengiuosi. Ir jeigu aš taip stengsiuos su kiekvienu žmogum, kuris man parašė, surašyk man sąrašą, tiksliau neparašė, o jis sakė, surašyk man sąrašą, ką man nusipirkti. Tai jeigu aš stengsiuos taip dėl kiekvieno žmogaus, aš realiai nebegalėčiau eiti darbą tada. Nes aš kiekvieną dieną rašinėčiau visiems sąrašus, ką jiem reikia nusipirkti ir ko nepirkti ir ką bandyti ir ko nebandyti. Toliau dar gaunu tokių žinučių su merginų nuotraukom, kaip jos pasibando daryti makiažą ir prašo, kad įvertinčiau arba pasakyčiau, kaip reikia daryti iš tikrųjų ir taip toliau. Tai vėlgi, aš darau video tam ir aš parodau, kaip aš viską darau. Ir jeigu neišeina, tada reiškia reikia tik praktikos, kuo daugiau daryti. Ir jeigu man atsiunčia nuotraukas, tai nereiškia, kad aš dabar pulsiu vertinti, nes aš nenoriu tai daryti. Aš nenoriu sakyti, čia tas negerai, čia tas negerai. Aš nenoriu užgauti žmogaus, nenoriu įžeisti žmogaus, tai aš jau geriau vengsiu to ir netrašysiu iš vis. Aš galvoju, kad ne aš turėčiau vertinti tuos makiažus ir tiesiog man per didelė atsakomybė, kaip ir sakiau, aš nenoriu užgauti žmogaus ar pasakyti kažką ne taip. Toliau naudoju Milani bronzerį. Jeigu toliau apie tas žinutės kalbant, kurias aš gaunu, tai aš dažnai gaunu netgi tokių žinučių, kad žmonės klausia, kur man mokytis, kur man stot, ką man pasirinkti, kokią profesiją. Ir aš galvoju, kodėl manęs klausia tokių dalykų. Nes realiai čia pats turi sugalvoti. Jeigu nesugebi pats sugalvoti, kur tau stoti ir ką tau mokytis, tai aš tuo labiau negaliu padėti. Tai toliau dar klausimas, kurį gaunu per dažnai netgi iš žmonių. Būna, kad žmonės planuoja atvažiuoti į Angliją ir klausinėja, nuo ko mums pradėti, kokį darbą čia reikėtų susirasti, kur daugiausiai moka, kokios kainos namų, kokios nuomos kainos, kokios maisto kainos, prekių visokių kainos ir taip toliau. Ir aš vėlgi negaliu tokiais dalykais padėti, sorry. Aš nežinau, kiek jūs galite sau leisti, aš jums nelabai galiu surasti darbo, aš nelabai galiu surasti vietos, kur išsinuomoti ir kiek jums kainuos, nes visur yra skirtingai. Ir nuo ko pradėti taip pat nelabai galiu kažką pasakyti, nes nežinau, ko jūs čia atvažiuojat ir ką planuoja daryti ir taip toliau. O merginos, kurios paklausia, tarkim, ar naudoji šitą paletę, ar naudoji šitą kreminę pudrą, ar dar kažką, ką manai apie šitą produktą, pasidalink savo nuomonę, aš visą laiką atrašau ir visą laiką pasakau, ką manau ir taip toliau. Ir dar netgi kartais mūsų pokalbis išsivysto taip, kad atrodo kaip su sena drauge kalbėčiaus. Tai su žmonėm, kurie moka bendrauti, aš irgi mokėsiu bendrauti, bet kai matau, kad žmogus arba nori tarp eilučių užstumti, arba nori tik savo naudos, maždaug neįdomus man tie tavo video, man dabar reikia pudros, pasakyk, kokią pudrą man naudot. Tai aš tokiem neturiu laiko iš tikrųjų. Sorry, bet ne. Nežinau, apie ką žmonės kalba, kai sako, kad aš nemoku bendrauti su subscriberiais. Tai jo, su tais, kurie klausinėja tokių įdomių klausimų, tikrai nemoku su jais bendrauti ir nemoku atsakyti nieko.
Tai sorry, kad nesu visų galų meistras ir negaliu atsakyti į visus rūpimus klausimus. Tai dabar naudoju Milani skaistalus, kurių spalva vadinasi Luminoso, o jeigu lietuviškai, tai pati gražiausia spalva pasaulyje. Tai aš manau, kad jeigu žmogus tiesiog bendrauja gražiai, moka kažkaip paklausti tą klausimą, kuris būtų į temą ir į kurį aš galėčiau atsakyti, tai aš tikrai atrašau ir tikrai pabendraujam, jeigu kalba išsiriša, bet irgi nesu visais juk tą kalbą išriši. Pasidažysiu paakius su bet kokiu rudo atspalvio šešėliu, kad ir tokiu. Toliau naudoju savo mėgstamiausią Bad Girl Bang iš Benefit blakstienų tušą. Išsitiesinsiu plaukus, kad plaukai atrodytų šiek tiek tvarkingiau ir labiau paklusnesni būtų. Ir bus lengviau iššukuoti, nes blondiniškus plaukus iššukuoti nelabai išeina, šepetys pastringa ir 3 dienas vaikštai su to šepečiu galvoju. Šitas tiesintuvas, kurį naudoju, yra mano visų laikų mėgstamiausias ir jis yra Remington Shine Therapy. Ir su kitais tiesintuvais, kai tiesindavau plaukus, jie padarydavo tos plaukus tokius sukepusius tiesiog ir visai be gyvybės. O šitas tiesintuvas, aš nežinau, ar čia dėl to Shine Therapy, ar kaip, ar čia viskas tiesiog mano galvoje. Tai aš manau, kad šitas tiesintuvas padaro tos plaukus labiau žvilgančius. Ir jie atrodo labiau sveiki. Tai aš pastoviai gaunu tiek žinučių, tiek komentarų, kad ką naudoju savo plaukam, kad jie tokie sveiki atrodo. Ir aš net nusimenu, kai man reikia atrašyti, nes aš neturiu jokios paslapties, nes aš nenaudoju nieko, tik šampūną. Anksčiau dar naudodavau visokius purškalus, visokias kaukes ir po to galvoju, neturiu aš laiko tokiam dalykam, aš noriu nusiprausti ir eit gult, o ne purkštinėtis ten visokias nesąmonės valandą laiko. Tai jeigu šitas tiesintuvas man kada nors suges, tai aš turbūt verksiu savaitę laiko, nes nežinau, ar dar begamina iš vis tuos tiesintuvus su to Shine Therapy. Tai dar pasikvėpinsiu prieš išeinant su savo mėgstamais kvepalais, jie vadinasi Viva La Juicy, man labai patinka, nes kvapas toks nei per saldus, nei per gaivus, toks labai fainas vasariškas kvapas, nors iš tikrųjų ne vasara dar, bet už lango toks gražus oras, taip šviečia saulė, atrodo kaip faina. Bet aš namie atsėdžiu, varau skydliukę persišviesti, oi kaip faina. Kaip ir sakiau, už lango labai šviečia saulė, toks žiauriai pavasariškas oras, tai galvoju, reikia sugrįžti atgal į kožą. Pamiršta žeminės striukės ir galvoju varyti su koža, bet aišku persimausiu savo tą bliuską šitą. Nes labiau norėčiau, kad būtų atviras kaklas, kad galėtų ten man peršviesti tą kaklą. Aš neįsivaizduoju, kaip viskas bus tenai. Tai kažkas skambina man duris. Tai susitiksim kitam video. Like, subscribe ir bye!